jūs įsivaizduokit, jeigu visi pradėtų valgyti tik tokį maistą. Tik žalią maistą. Tik žalią maistą. Ar mums reikės tiek daug gamyklų? Pradėjau tik maitintis, atvažiavau į parduotuvę ir užėjau ir galvoju, ką man dabar reikėtų pirkti. Ir aš supratau, kad pavyzdžiui, visai to didelė parduotuvė, kur daržovės skyrius yra, ir jisai užėmė kokie 20% galbūt iš visos parduotuvės. Ir aš pagalvoju, kiek daug nereikalingų dabar daiktų, maisto ten ir taip toliau yra gaminama ir man dabar nereikia. Ir aš tada pagalvoju, apie ką aš dabar sakiau. Čia yra tik maža ta dalytė, apie kurią aš dabar ir galbūt... Ta prasme, jūs manote, kad jeigu pasaulis pradėtų valgyti tik žalią maistą ir maitintis taip kaip jūs, tai iš tiesų, iš tiesų nebūtų tų gamyklų, nebūtų to kenkimo, teršimo. Taip. Atrodo, kad tas pasaulis tada būtų nepajėgus išmaitinti visą žmoniją žaliuoju maistu. Galbūt tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios žmonės pradėjo tą apdarojimą. Aš dabar negalvoju gyvas, negyvas, nes man jau senai negyvas, kažkas man kažkada paklausė, ar jums nenorisi rūkytos dešros? Ir nesenai buvo berniukas ir taip, telefono dabar neturi, ir buvo telefonas ant stalo. Jis sakė, o jums nenorisi rūkytos dešros visiškai? Sakiau, žinai, man rūkyta dešra dabar, pavyzdžiui, ar norisi tavo telefoną, guli dabar telefonas, ar nori tu dabar suvalgyti telefoną? Nu, ne. Aš sakiau, man dešra dabar yra nevalgomas. Kaip ir tavo telefonas. Kaip ir tavo telefonas. O jeigu jūs suvalgysite, pavyzdžiui, dešrą, jums blogai bus, sakiau, aš nežinau, jeigu tu suvalgysi telefoną, ar tau bus blogai, tu nežinai, tu nevalgai. Aš aišku valgydavau kažkada, bet dabar tai kažkaip, žinokit, labai jau dar natūraliau pasidarė. Kad yra valgomas, nevalgomas, yra ta, ką aš galiu ir noriu. Svarbiausiai, ką aš noriu. Kažkaip prašviesėja protas. Ta prasme, jūs turite menį, mes esame tai, ką mes valgome ir kai mes... Aš manau, kad taip. Ir aš kitaip pradėjau. Aš anksčiau, pavyzdžiui, negalėjau ten kažką ten blogą padaryti, ten gyvūnam arba augalam ar dar kažką, jeigu kalbėti būtent apie žmogų, apie tą buitinį tokią požiūrį. Bet dabar aš net ir žiūriu kitaip ir aš kiekvieną, pavyzdžiui, aš nenumušiu odą. Jeigu jisai atskrido pas mane, pavyzdžiui, mes buvom savaitgalį ir ten musytis mūsų įkanda ten visur, bet aš nenumušiu, aš ten paleisiu, arba duosiu jam pavalgyti ir tu nori pavalgyti. Nes kiekvienas sukurtas, kažkam sukurtas ir jisai kažkam reikalingas. Gyvas, aš turiu organizmas. Tai man atėjo per maistą. Tikrai kitas požiūris ir tu kitaip žiūri ne tik gyvūnus, ir žmonės. Ekologijos mada arba noras gyventi sveikai ir būti draugiškiems aplinkai verčia mus ieškoti daržovių užaugintų be chemikalų. Lietuvoje jau ne vienerius metus gyvuoja, galima sakyti, revoliucinis ūkininkavimo būdas. Ūkininkaujant šiuo būdu žemė neariama, nekasama, netręšiama ir netgi nelaistoma. Tačiau tokiu būdu išaugintos daržovės pasižymi neįtikėtinu skoniu ir kvapu. Apie jas pasakoja Rūta Stalionytė. Šis būdas saugo žemę, kūria, maitina dirvą, tad yra žymiai geresnis. Ką daryti patinka labiausiai? Valgyti. Patinka auginti daržoves, stebėti jų augimo procesą, dirbti laukuose. Esu miestietis. Net tvorų bijau. Vaikštau čia atsargiai. Bet jie man sako, privalai žinoti, kaip auginamos ožkos, kopūstai, pomidorai. Jei man čia patiks,
Gal ir aš paliksiu miestą. Galbūt toks ūkis mano vieta. Kiekvieną savaitę čia Rokiškio rajone Manto ir Linos sodyboje apsigyvena po kelis savanorius iš viso pasaulio. Jie visi nori išmokti kitokios gamtinės žemdirbystės paslapčių. Iš Australijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Švedijos, iš viso pasaulio. Ir jie atvažiuoja su vienu tikslu. Jie nori sužinoti, kaip tai yra daroma, iš kur tas maistas atsiranda visų pirma. Visų antra, jie galvoja ir jaučia jau padarinius, kad jiem reikia keistis patiems. Jie nori išmokti nusiprausti be šampūno, elementarius dalykus. Jie nori užsiauginti savo bent svogūną arba morką ir panašiai. Ir tuo prisidėti, sakykime, prie to maisto auginimo, nežinau, ir ekologijos plačiaja prasme. Kovo mėnesį, kai pora iš Vilniaus atsikraustė gyventi į šį apleistą ūkį, viskas atrodė štai taip. Šiukšlės iš apleistų pastatų ir patvorių buvo vežamos sunkvežimiais. Pirmiausia, Mantas su broliu ir Lina puolė tvarkyti daržų. Dabar čia galioja svarbiausia taisyklė – jokių būdų neužlipti ant lysvių darže. Plotai įvairiausių daržovių supa sodybą iš visų pusių bei dirbami pagal gamtinės tausojamosios žemdirbystės principus. Iš viso apie 50 arų, kurių niekas nearė, nekasa, netrešia. Net vandens daržovės gauna tiek, kiek atsekėja dangus. Šitas daržas nebuvo laistomas nei karto šiemet. Jau yra Liepos vidurys praktiškai. Tai laistymas tai užmirštas dalykas tikrai. Jeigu būtų labai karšta, gelbėtumėte? Galbūt, reikia visuomet stebėti daržą. Galbūt ir gali taip atsitikti, kad reikės palaistyti. Visko gali būti. Sąlyginai koks tas karštis gali būti pas mus. Bet praktiškai šių metų sąlygom tai jo nereikėjo laistyti nei kartą. Tai reikia galvoti ir mulčiuoti, šypsosi Mantas. Nors ši vadinamoji intelektuali augalininkystės atmaina vis labiau plinta masinės produkcijos atsivalgiusiame pasaulyje, mūsų šalyje gyvuoja vos 8 metus. Pradininkas Saulius Jasionis jau yra keli šimtai pasirinkusių šį bene švariausią, natūraliausią ūkininkavimo būdą. Mantas dar naujokas. Mes čia galbūt galvojam daugiau, jaučiam daugiau ir stebim daugiau aplinką. Bandom kopijuoti principus iš gamtos, ne agro kažkokios sukurtus taisyklės ir panašiai. Turim savo viziją, savo filosofiją apie tai, kaip žemė turėtų būti puoselėjama, nealinama. Ir tai yra mažiausia blogybė, sakykime, iš visų žemdirbystės galbūt rūšių. Labai norėjom atkurti kažką, kas buvo, sakykime, arba išnykę, arba naikinama, arba alinama. Tai buvo puikus variantas, sakykime, išgelbėti šitą plotelį nuo kabutėse ekologiško Lietuvos kaimo. Antra, mes norėjom ne įsikurti miške, iškertant 5 medžius, kad pasistatyti namą, o norėjom įsikurti toje vietoje, kur galėtumėm patys pasodinti mišką. Tai praktiškai visa nenaudojama žemė bus užsodinta mišku. Gamtinė žemdirbystė tai žemės dirbimas, tiksliau dirvos puoselėjimas, saugant jos ekosistemą. Visiškai kitoks neįprastas mums daržovių auginimo būdas. Nepainiokite jo su tradicinė ekologinės augalininkystės sąvoka. Gamtinė žemdirbystė kitaip nei tradiciniai būdai žemę puoselėja ir netgi saugo nuo neigiamo poveikio klimatui, o tuo pačiu leidžia mėgauti savo rankomis išaugintų derliumi.